Labas ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į mano kanalą. Jeigu čia esi pirmą kartą, mano vardas yra Aistė ir šis kanalas yra skirtas knygoms. Tai nėra jokių leidyklų ar leidinių reklama, tai yra tiesiog mano hobis, kurio noriu pasidalinti kartu su jumis. Tai čia mes kartu skaitome knygas, rekomenduoju arba nerekomenduojam tai, ką perskaitau ir tiesiog smagiai leidžiame laiką. Tai jeigu taip pat myli knygas ir jas skaitai, prisijunk prie mano kanalo ir paspaus subscribe ir numeratos mygtuką, tai padėsi mano kanalui augti. Na, o jeigu turiu pažįstamų šeimos narių ar draugų, kurie taip pat myli ir skaito knygas ir norėtų pažiūrėti į mano veidą ir paklausyti, kaip aš plepu apie savo skaitinius, tai pasidalink šio kanalu taip pat ir su jais. Na, o šiandien iš tikrųjų video bus apie vieną iš kol kas mano mėgstamiausių literatūros žanrų, tai yra distopinė literatūra. Šiandien pakalbėsime apie tai, iš kur jie atsirado, kaip tai įvyko, kodėl tokia literatūros sritis iš vis yra, kaip ją atskirti nuo kitų literatūros žanrų ir taip pat aptarsime knygas, kurias aš jau perskaičiau ir tiesiog parekomenduosiu jums, jeigu dar kažko neskaitėt. Taigi pradėkim galbūt nuo to, ką iš vis reiškia žodis distopija. Distopija yra utopijos priešingybė, kas reikštų, kad tai yra bloga vieta. Distopija nebūtinai reiškia, kad iškart žmogus žino, kad tai yra bloga vieta. Dažniausiai tai yra tokia apgaulinga vieta, kuri maskuoja save kaip utopija, tačiau iš tikrųjų distopijos vietoje vyksta blogi dalykai. Literatūroje ar filmuose distopija yra apibūdinama kaip ateities pasaulis, kuriame dėl tam tikrų įvykių, dažniausiai tai yra dėl žmogaus įvykdytų katastrofų, karų ar apokalipsės, gamtoje įvykusių katastrofų, gamtos žlugimo arba virusų ir kitų ligų paveiktoje visuomenėje, po šių įvykių susiformavusi nauja visuomenė, kurioje vyrauja griežtas taisyklės, labai yra ryški ir svarbi valdžia ir viskas turi savo vietas ir savo ribas ir privalo jomis vadovautis. Tokiose vietose dažnai būna įvestas paklusnumas, propaganda, labai daug technologijų, smurtas, skurdas ir labai didelė atskirtis tarp elito ir skurstančių žmonių, tarp pasiturinčių, turinčių daug pinigų ir galimybių žmonių ir tų, kurie turi vargti dėl vietos savo pasaulyje ir savo visuomenėje. Distopinė literatūra arba distopinė fantastika nebūtinai reiškia mokslinę fantastiką. Kiek aš žiūrėjau internete ir ieškojau, kaip atskirti distopinės knygas nuo mokslinės fantastikos knygų, iš tikrųjų labai dažnai šie du žanrai persipina ir patampa tokia viena visuma. Man pačiai kilo daug neaiškumų, aiškinantis, kokia knyga būtų priskiriama moksliniai fantastikai, tiesiog fantastikai ar jau distopiniai fantastikai. Ir iš tikrųjų internete panaršiusi atradau atsakymą. Tai pirmiausia, panagrinėkim, kas yra fantastika. Fantastika tai iš vis su realybė nesusiję dalykai. Tai gali būti mitologinis pasaulis, fantastinis sukurtas pasaulis, kuriame yra būtybės, kurios realiame gyvenime neegzistuoja, tokie kaip fėjos, burtininkai, magai ir visa kita. Dažnai šie pasauliai yra sukuriami iš pagrindų ir jų realybėje nėra, kadangi jie būna susiję su magija ir tame pasaulyje galioja tam tikros taisyklės, kurių negalėtume paaiškinti nei jokia mokslo teorija, nei praktiškai, nei teoriškai šių dalykų įgyvendinti. Mokslinė fantastika nuo paprastos fantastikos skiriasi tuo, kad joje dažniausiai yra technologijos arba reiškiniai, kurių dabar mes neturime, tačiau teoriškai galėtume paaiškinti, tarkim, tų technologijų veikimą ar tos kažkokios tai įrangos egzistavimą, jeigu būtų sukurta technologija, kaip jį pagaminti, arba reiškiniai, kurie galėtų vykti, arba netgi vyksta, tarkim, kosmose, tačiau mes su jais dažniausiai nesusidurėme. Tai mokslinė fantastika dažniausiai patenka didžioji dauguma literatūros susijusios su kosmosu. Taip pat į tokią fantastiką patektų ir Julio Verno kūriniai, kadangi jis aprašo reiškinius, kurie teoriškai galėtų vykti, net ir skaičiavimai yra pateikti. Taip pat galėtų patekti ir, tarkim, Frankensteinas ir kiti kūriniai, kuriuose yra tam tikros technologijos ar reiškiniai, kurie galėtų būti paaiškinami ir jų veikimas yra mums suprantamas. Na, o distopinė fantastika dažnai turi daug technologijų, kurias mes taip pat galime paaiškinti, kaip jos veikia. Tačiau
Distopinė literatūra turi vieną aiškų bruožą, kuris atskiria mokslinę fantastiką nuo distopinės fantastikos, ir tai būtent ir yra valdžia, jos totalitarija, labai griežtos taisyklės, už kurių nusižengimą galima nubausti žmogų net mirtimi, didelė atskirtis tarp visuomenės grupių, kastų, luomų ar kitaip suskirstytų visuomenės grupių. Taigi atskyrus, kur yra distopinė literatūra nuo mokslinės fantastikos, galime perėti prie to, iš ko ji kilo, kaip atsirado, ko pasekoje mes turime daugybę kūrinių, kurie dažniausiai nėra viena knyga, o būna jų serija - 3 arba 5 knygos. Pradėkime nuo to, kad distopinė fantastika skirstoma yra į tokias kaip ir 2 sritis, tai yra paaugliam būtent skirta literatūra ir jau suaugusiųjų distopija. Suaugusiųjų distopinė literatūra tikrai žinomi kūriniai yra 451 laipsnis Farenheito arba 1984 Džordžo Orvelo knyga, taip pat ir Gyvulių ūkis, kurį parašė taip pat tas pats rašytojas. Ir tikrai dar ne vienas kūrinys, kuris jau dažniausiai būna viena knyga, ir šiose knygose tiek veikėjai, tiek veiksmas dažniausiai jau skiriasi nuo paaugliams skirtos literatūros. Kol kas aš esu perskaičiusi tik paaugliams skirtą distopinę literatūrą, tikrai net ne visą, kaip matot, tik tais 4 skirtingas knygų serijas, tai pakalbėsiu apie jas vėliau, bet iš tiesų, kiek panagrinėjau, tiek iš savo skaitytų knygų, tiek iš dar neperskaitytų knygų aprašų ir video rastų internete, distopinė literatūra prasidėjo būtent nuo paaugliams skirtos literatūros. Tuo metu pirmoji jau tokia tiesiogiai akcentuota, kad yra skirta paaugliams, norint įtraukti paauglius į knygų skaitymą, kad jie pradėtų skaityti, buvo išleista 1993 metais ir tai buvo knygos Sintėjas. Šios knygos aš dar neskaičiau, tačiau nuo jos praktiškai ir prasidėjo tai, kad rašytojai pradėjo mąstyti, jog jeigu jie kurs literatūrą akcentuotą paaugliams, galės įtraukti daugiau naujų skaitytojų. Ir nuo to prasideda mūsų istorija. Iš tiesų, nors ir knyga Sintėjas yra labai populiari, pagal ją net buvo sukurtas filmas, kurį, manau, daugelis jau matėt. Ir šios knygos tema buvo visuomenės suvienodėjimas. Kas būtų, jei valdžia stengtųsi visus žmonės suvienodinti, kuriame pasaulis būtų be jausmų, be spalvų, be skonio, be nieko, ir visi žmonės būtų tokie praktiškai kaip marionetės, kurie neturi savo nei asmenybės, nei nuomonės. Bet ši knyga nepasiekė populiarumo viršūnių, taip kaip pasiekė, pavyzdžiui, Bado žaidynės, Divergentė ar kitos išleistos knygų serijos, todėl kad ko paaugliams reikėjo, tai pagrindinė veikėja, kuris būtų paauglys ir ypatingai mergina. Todėl 2008 metais Zane Collins išleido pirmąją Bado žaidynių dalį, kurios pagrindinė veikėja yra paauglė mergina. Ir nuo to prasidėjo visa virtinė knygų, kurių pagrindinis veikėjas ir buvo paauglys žmogus, dažniausiai paauglė mergina. Todėl apibendrinant didžiąją daugumą paaugliams skirtos distopinės literatūros galima pamatyti panašumą, kad pagrindinės veikėjas dažniausiai yra paauglys, dažniau mergina paauglė nei kad vaikinas, tačiau yra ir tokių knygų kaip Bėgantis labirintu, kur pagrindinis veikėjas yra paauglys vaikinas. Ir tas asmuo dažniausiu atveju yra gimęs pačiose žemiausiose kastose, luomuose ir žemiausioje visuomenės dalyje. Taip pat tas pats žmogus ieško savo vietos visuomenėje, netelpa į jos nustatytas normas, stengiasi iš jos išsilaisvinti, ištrūkti ir pakeisti savo pasaulį, kuriame gyvena. Ko pasekoje mes gaunam daugybę veiksmų, to veikėjo kelionių po pasaulį, atradimų, nusivylimų, skausmingų išgyvenimų ir visokiausių kitų įvykių. Bet pabaigoje dažniausiai pabaiga būna viltinga, su tokiam gerom mintim, kad ateitis bus šviesesnė, gražesnė, kad vyks kažkoks pokytis ir kad tas pagrindinis veikėjas buvo priežastis, kodėl tas pasaulis pasikeis. Kodėl būtent pasirinkta tokia veiksmo linija? Todėl, kad iš tiesų paaugliai eina pro labai panašų scenarijų. Nors jis nėra toks drastiškas ir toks dramatiškas kaip knygose, tačiau paaugliai taip pat pradeda pamatyti pasaulį šiek tiek kitomis akimis,
atsiranda visokie sunkumai ir klausimai tokie kaip, kas aš esu, kur mano vieta yra pasaulyje, kuo aš noriu būti ir kokia yra mano ateitis. Taip pat iškyla pirmosios meilės, draugystės ir panašus dalykai, kurie paaugliui yra pirmi, nežinomi ir tokie keliantis baimę, tačiau šios knygos kaip ir turėtų sukelti tokį saugumo jausmą ir suteikti stiprybės, kažką daryti, keisti, stengtis dėl savo ateities ir kaip ir pagrindiniam veikėjam distopinės literatūros knygose, paaugliui tai turėtų sukelti tokį ir viltį, kad ateitis bus geresnė, kad net jeigu ir dabar yra sunkus toks nepažįstamas laikotarpis, kažkada vis tiek bus geriau. Na, o po 2008 metų sekė distopinės literatūros paaugliams bumas ir ypač 2010 ir 2012 metais buvo išleista daugybė šio žanro knygų, kurias manau, kad tikrai daug ką žinote, arba bent jau filmus kai kuriuos žinote. Likusios Bado žaidynių dalis, Divergentė, Delirium, Atrankos serija, Shatter Me serija, Red Road, Legend ir labai daug kitų serijų, kurių sąrašą tikrai aš jums nevardinsiu, vien įsivedus į Google paiešką 2011 metais išleistas distopinės paaugliams skirtos knygos, jūs rasite ilgiausią sąrašą knygų, kurių aš iki kol pati nepanaršiau internete, daugumas jų dar net nežinojau. Aišku, po 2012 metų distopinio žanro knygų leidyba sumažėjo, bet jos visiškai niekur nedingo ir iki pat dabar yra išleidžiama vis naujų, būtent distopinio žanro knygų. Viena iš naujesnių serijų yra Edeno vaikai, apie kurią pakalbėsime šiek tiek vėliau, ir taip pat mačiau, kad visiškai nesenai buvo į lietuvių kalbą išversta distopinė knyga Žymėjimas. Kaip jau ir minėjau, distopinės literatūros skirtos suaugusiesiems tematika yra panaši, tačiau skiriasi aplinkybės, pats turinys, pagrindiniai veikėjai ir narpliojamos kitokios temos, kurios jau yra sudėtingesnės, gilesnės, galbūt rimtesni patys kūriniai nei kad paaugliams skirtos literatūros, tačiau mano nuomonė, nesvarbu kiek jums yra metų, galite skaityti tiek paaugliams skirtą literatūrą, tiek suaugusiai distopinės knygas. Manau, kad literatūra neturi amžiaus, yra tik tais tokios kaip nuorodos, kam labiausiai šios knygos patiktų ir kas labiausiai jas įsitrauktų, tačiau neturėtumėt jaustis per seni ar blogai dėl to, kad paėmėte knygą, kuri yra praktiškai neskirta jūsų amžiaus skaitytojams. Na, baigę teorinę dalį apie distopinę literatūrą, pagaliau galime perėti prie knygų, kurias aš pati kol kas esu perskaičiusi. Didžiąją dalį, manau, žinosit, nes pusė iš mano skaitytų knygų yra jau paverstas filmais ir tikrai labai gerai žinomos, o kitą pusę jau skaitėme mano kanale, tai aš taip pat paliksiu aprašyme nuorodas į video, kur galite pažiūrėti ir kitus video, kur pasakoju apie savo potyrius, kaip skaitau šias knygas. Pradėkim galbūt nuo to, ką jau ir minėjau, tai praktiškai distopinės literatūros skirtos paaugliams motina yra Bado žaidynės. Manau, kad jau tikrai absoliučiai visi žinote šias knygas arba bent jau filmus. Šias knygas skaičiau prieš 3 ar 4 metus ir iš tiesų kol kas tai yra viena įdomiausių, greičiausiai susiskaičiusių ir iš tiesų labiausiai įsimintinų distopinės literatūros knygų man. Tikrai nekantrauju vėl paskaityti jas iš naujo, nes iš tiesų veiksmas labiausiai įtraukiantis, labiausiai, manau, išpildytas. Ir nors jis yra toks tamsiausias, žiauriausias ir niūriausias, skaityti iš tiesų nėra šlykštu. Kaip būna kokios detektyvinės, tarkim, knygos, kuriuose aprašoma žudymo scenos ir panašiai, tai čia vyksta panašus dalykai, tačiau skaitant nėra taip, kad norėtum užversti knygą ar susiraukti, kad kažkas yra labai negražiai aprašoma. Ir aš pasidėsiu taip, kad žinotumėte, apie ką aš čia kalbu ir nereiktų man laikyti šių knygų. Tai išsamiai ir plačiai apie knygos turinį aš nepasakosiu nei apie šią knygų seriją, nei apie kitas. Tiesiog pabandysiu paminėti pagrindinius faktus, kokia buvo skiriama žinutė su šiomis knygomis ir palyginti truputį su kitomis.
Tai manau, kad tikrai žinot, kad pagrindinė šių knygų veikėja yra Katniss Everdeen, žemiausioje apygardoje gyvenančia mergaitė iš labai nepasiturinčios šeimos, ir nuo pat pirmų puslapių jau pamatome tokį negražų ir niūrų pasaulį ir suprantame, kad jis nėra utopija, kad šiame pasaulyje jai gyventi nėra labai gera ir ji turi jau nuo pat mažens kovoti dėl savo vietos tame pasaulyje. Na, o šiose knygose kas metai vyksta bado žaidynės, kurios yra kaip ir paminėti karo padarinius, kad daugiau nevyktų karo. Tai šių knygų kaip ir yra žinutė, kas būtų, jeigu karai mus tai paveiktų, suskaldytų ir iš tiesų praktiškai sunaikintų mūsų pasaulio visuomeninę sistemą, suskaldytų žmonės į skirtingas apygardas ir praktiškai tarp apygardų nebūtų bendravimo. Būtų labai daug kas nutylima ir užmerkiama akis prieš daugybę tokių negražių faktų. Šiose knygose taip pat yra ir meilės trikampis, tačiau mano nuomonė Katniss ir Pita labai gerai vienas kitą papildo, supranta ir jie tikrai yra vienas kitam skirti asmenys. Esu girdėjusi žmonių, kurie žiūrėjo tik filmus, kad nelabai supranta, kodėl Katniss ir Pitas yra kartu, tačiau paskaičius knygą suprantam, kad Pitas yra daug tokia pilnesnė, išsamesnė ir gilesnė asmenybė, nei kad pavaizduota filmuose. Bet iš tiesų, jeigu esat matę tik filmus ir svarstot ar skaityti knygas, tai tikrai labai rekomenduočiau. Nežinau, kokie jūs esat žmonės, aš kaip tik labiau mėgstu pažiūrėti iš pradžių filmą ar serialą ir po to paimti knygas, nes tuomet man patinka ir sukurtas filmas ar serialas, ir knygos atrodo tiesiog dar įdomesnės, pilnesnės ir labiau išpildytos. O jeigu aš padarau atvirkščiai ir paskaitau knygas, o po to tik pažiūriu filmą ar serialą, tai tuomet lieku nusivylusi juo, nes atrodo, kad neišpildė visiškai knygų. Tai jeigu jums vis tiek patinka paskaityti knygas, pažiūrėjus filmus, tai tikrai labai rekomenduoju paskaityti bado žaidynės, nes tikrai labai atrauks, negalėsite atplėšti akių ir labai įsijausit į pagrindinius veikėjus, kartu su jais gyvensit ir tiesiog bus netgi liūdna padėti knygas, kai jos pasibaigs. Toliau Divergentės serija. Čia mes taip pat matome pasaulį merginos Beatričės akimis, ji taip pat yra iš žemiausio luomo, tai nuo pirmų puslapių mes jau susipažįstame su tokiu labai paprastu, labai vargingu gyvenimu ir Beatričė taip pat, kaip ir pagrindinė veikėja bado žaidynėse, stengiasi iš to pasaulio ištrūkti, išsilaisvinti ir pereiti kažkokią tai geresnę vietą. Iš tiesų, šias knygas skaičiau labai senai, tai tikrai dalies informacijos jau nebepamenu, nenoriu kažko prikalbėti tiem žmonėms, kurie galbūt nematė filmų ar neskaitė knygų. Bent jau kiek aš prisimenu, tai visuomenė buvo suskirstyta į 5 luomus, kurie visi bandė išgryninti kažkokią tai vieną asmenybės pusę, ar tai būtų drąsa, ar tai būtų teisybė, ar tai būtų nuolankumas, tačiau knygų esmė ir buvo tokia, kad neturėtume mes turėti tik tais vienos kažkokios savybės, o turėtų būti pas mus jų visų visuma. Tai visuomenė šiose knygose bando žmonės išskirti pagal vieną asmenybės bruožą ir mes matom tą pasaulį, kas būtų, jeigu taip įvyktų. Toliau atrankos knygų serija, kurią visiškai nesenai baigiau skaityti, tai paliksiu aprašyme nuorodą, kur galit pažiūrėti video, kaip man sekėsi šias 3 knygas skaityti. Iš tiesų, mano nuomonė, šios knygos yra švelniausia tokia distopijos forma, kadangi pagrindinė tema ir pagrindinis tikslas šių knygų nėra būtent išsiveržti iš tos valdžios ar kovoti prieš ją, nes pati pagrindinė veikėja labai nedaug kovoja. Dėl to daugiausia viskas būna ramiai pilyje ir jai pačiai nereikia taip stipriai kovoti su tokiu žiaurumu, kuris yra aprašomas, pavyzdžiui, bado žaidynėse ar Divergentėje, kadangi čia vyksta tiesiog atranka į princo Maksono širdį. Ir pagrindinė mūsų veikėja yra taip pat paauglė mergina, kuri yra viena iš pretendenčių tapti princese, o kažkada ir karalienė. Ir aišku, to pasekoje reiks priimti kažkokius tai sprendimus valdžioje, susijusių su žmonėmis ir kastomis, kadangi visuomenė, kuri yra aprašoma šiose knygose, taip pat yra suskirstyta į 8 kastas ir mes susipažįstame su mergina, kuri yra iš 5 kastos. Tai nėra labai žema kasta, joje gyvena dailininkai, menininkai ir muzikantai. Tai mūsų pagrindinė veikėja nėra visiškame skurde. Aišku, kaip ir galite suprasti, nei vienas iš pasirinktų visuomenės valdymo būdų nebūna labai geras ir
vis dėlto žmonės ilgai būdami priespaudoje su tam tikrom griežtom taisyklėm nepagyventų, net jeigu iš pradžių ir atrodo, kad toks gyvenimas yra geresnis nei kad buvo prieš įvykus tam tikrą įvykį, tarkim apokalipsę, pasaulinį karą. Atrankos serijoje mes matome veiksmą po 4-ojo pasaulinio karo ir kaip ir turėtų būti gyvenimas geresnis toje naujoje valdžioje po tokių didelių įvykių, tačiau vis tiek žmonės nori išsilaisvinti ir pagrindinis, manau, žmogaus prioritetas yra būti laisvam, reikšti savo nuomonę, galėti daryti dalykus, kurie jam patinka, o būnant kažkokioje priespaudoje, nesvarbu, ar tai būtų dėl kažkokios tai asmenybės ypatybės, ar dėl tavo profesijos, ar dėl kitų panašių dalykų, ilgai neveikia ir vis tiek žmonės nori išsilaisvinti. Na ir paskutinioje, kaip jau ir minėjau, vėliausiai išleista knygų serija yra Edeno vaikai, 3 knygų serija, kurioje mes susipažįstame su taip pat ateities pasaulį. Čia nėra kastų ar luomų, tačiau visas miestas yra suskirstytas ratais ir kuo arčiau centrinio rato tu gyveni, tuo tavo gyvenimas geresnis, turi geresnį darbą, išsilavinimą ir visas privilegijas. Taigi, šiose knygose mes susidurėme su pagrindinė veikėja mergaitė, kuri yra antrasis vaikas, o antrieji vaikai yra neleidžiami, neegzistuojantis ir mergaitė kaip ir turėtų būti neegzistuojantis žmogus visuomenėje. Su tokia valdymo sistema mes esame susidūrę. Ji buvo vykdyta tiek Kinijoje, tiek Japonijoje, tiek kitose šalise. Indijoje, kiek žinau, buvo 2 vaikų sistema, tačiau nelabai sėkmingai išpildyta. Ir čia mes matome ties pasaulį, kuriame valdymo forma yra būtent tokia. Kaip tos žmonės valdo, tai yra pasitelkiami tokie lęšiukai. Ir vos gimusiam vaikui yra įsudinami lęšiukai. Ir aišku, jeigu gimsta antras vaikas, jau nebegalėjo pristatyti, kadangi vieni lęšiukai, kurie buvo skirti tam vaikui, jau yra įsodinti. Taigi mes pasaulį pamatome ne kaip žemiausio luomo ar žemiausias visuomenės srityje gyvenančios pagrindinės veikėjos, tačiau mergaitės, kuri turėtų iš vis neegzistuoti. Ir jie įsilaisvinti iš tokios visuomenės yra labai sudėtinga, kadangi su antraisiais vaikais yra susidorojama, jeigu jie yra aptinkami. Tai iš tiesų šios knygos labiausiai skyrėsi iš visų kol kas mano perskaitytų ir pabaiga buvo tokia labai netikėta ir įdomi, tačiau mes taip pat pamatome šiose knygose iš pradžių miestą, kuris įsivaizduojame, kad tai yra visa žmonių gyvybė, tačiau laikui bėgant suprantame, kad tai nėra vienintelė egzistuojanti žmonių buveinė. Manau, kad šiose knygose yra labai panašiai kaip ir su Divergente saga ar netgi ir Bėgantis labirintu knygomis, kadangi iš pradžių mums atrodo, kad mes gyvename tokiam gaubte, kuris yra izoliuotas nuo viso pasaulio ir yra vienintelė gera buveinė būti, tačiau laikui bėgant sužinome, kad už ribų jos yra visiškai kitas pasaulis. Tai šios knygos tikrai mane nustebino ir buvo labai įdomu skaityti. Ir iš karto vienas toks lūžis, iš kurio galime pasakyti, kad šios knygos jau yra parašytos vėliau, nei iki tol visos mano aptartos, todėl kad čia jau mes pamatome ir kitokios lytinės orientacijos žmonių ir čia yra toks labai įdomus meilės trikampis, nes iki šiol, pavyzdžiui, tiek Atrankos serijoje, tiek Bado žaidynių serijoje yra meilės trikampis tarp 2 vaikinų ir merginos, o Edeno vaikų serijoje yra meilės trikampis tarp merginos ir tada tos pačios pirmos merginos ir vaikino. O tie 2 žmonės trikampio kampuose vienas kito iš tiesų nekenčia. Tai buvo labai įdomus, įtraukiantis ir kitoks kūrinys, kurį iš tikrųjų labai rekomenduočiau paskaityti, jeigu dar nesate jo skaitę. Šiose knygose taip pat yra vaizduojama ne tik kas būtų, jei būtų įvesta kažkokia tai visuomenės sistema, tačiau ir labai daug pasakojama apie biologiją ir apie mūsų gamtą, kas būtų, jeigu įvyktų gamtos ekožlugimas ir kaip žmonės gyventų tuomet, ko netektų, ką prarastų ir koks būtų iš tiesų gyvenimas po to ir kaip reikia mūsų tą žemę saugoti. Labai daug šiose knygose yra aprašyta tokių technologijų, kurias mes dabar naudojame ir net nesusimastame, kad jos kelia mūsų gamtai kažkokius tai padarinius. Pavyzdžiui, kuro naudojimas, automobilių pramonė ir panašus tokie dalykai, kurie buvo vieni iš pagrindinių ekožlugimą sukėlusių padarinių šiose knygose, o mes jas naudojame dabar.
Taip pat šiose knygose ir daugiausia buvo tokių išradimų. Nors ir, tarkim, Divergentė yra labai daug išradimų, kurie veikia žmogaus psichiką, pasąmonę, iš pačio žmogaus vidaus, ką buvo labai įdomu skaityti. Atrankos serijoje iš vis praktiškai nėra jokių technologijų, kadangi nors ir tai yra ateities pasaulis, tačiau atrodo, kad mes grįžome į tokius senesnius laikus, kur technologijų iš tiesų yra labai mažai. Bado žaidynėse technologijos yra prieinamos tik aukštesniai apygardai ir tik tais elitui priklausantiems žmonėms, o Edeno vaikuose taip pat, kuo esi arčiau ratų centro, tuo daugiau turi technologijų, tačiau visas miestas taip pat yra valdomas dirbtinio intelekto. Tai tiek būtų trumpai apie paaugliams skirtos distopinės literatūros knygas, kurias aš jau esu perskaičiusi. Iš tiesų ateityje tai norėčiau perskaityti jų dar daugiau ir paimti jau kažką iš suaugusiems skirtos distopinės literatūros. Bet kol kas aš dar neprisirašiu, nes kiek skaitau vis žmonių, kurie paskaitė yra, pavyzdžiui, 451 laipsnis Fahrenheito arba 1984, tai sako, kad šios knygos jau yra labai sudėtingos ir labai reikia gilintis ir mąstyti apie aprašomus įvykius. Na, o jeigu dar kažko neskaitant iš mano šitos krūvos, tai galbūt suintrigavau jūs paskaityti, arba jeigu dar nematėt filmų, tai aišku yra Bado žaidynės, Divergentė, atrankos serijos filmai taip ir neįvyko, o Edeno vaikų filmai vadinasi kažkaip kitaip. Kažkas man buvo atrašę komentaruose berods 7 seseris, na ir šiandien jau bus tiek. Tikiuosi, kad truputį praplatinau jūsų akiratį apie būtent šį literatūros žanrą. Gal papasakau kažko, ko dar nežinojot, gal suintrigavau paimti kažkokias knygas paskaityti. Tikiuosi, kad patiko jums šis video, nepamirškit paspausti like ir parašyti komentarą, kas jums patiko ir kas ne, arba ką man rekomenduotumėt. Taip pat nepamirškit užsiprenumeruoti, jeigu to dar nepadarėt, ir susitiksim kitame mano video, kurie išeina pirmadienį 7 val. Ate?